Labas vakaras. Su jumis sveikinuosi aš Inga ir noriu dar kartą pasveikintis, prisijungus tokį vėlų vakarą į nuotolinį webinarą, kuris vadinasi Tėčio ir vaiko ryšys - būtinybė ar galimybė. Primenu, kad webinaras yra įrašomas tam, kad mes galėtumėme pasidalinti su tais, kurie tiesiog šį vakarą negalėjo gyvai dalyvauti. Taigi, labai trumpai noriu pristatyti lektorės ir šį vakarą mes turime dvi psichologes, dvi lektorės, tai Austėja ir Rugilė. Ir jos paruošė mums šį įdomų pranešimą. Ir jeigu trumpai tai pristatant, tiek Austėja, tiek Rugilė, tai abidvi yra medicinos psichologės, yra baigusios Vytauto Didžiojo universitetą. Austėja šiuo metu dar studijuoja Kauno Geštalto studijų centre, plečia savo kompetenciją ir žinias. Taip pat Austėja yra konsultacinės įmonės patirčių žemėlapis bendra įkūrėja. Na, o Rugilė taip pat yra medicinos psichologė, yra sukaupusi tikrai įspūdingą patirtį savanoriavimo srityje ir taip pat konsultuoja būtent jaunuolius, paauglius įvairiomis psichologijos temomis. Tad dar aš atsiprašau, trumpai vis įleidinėjau žmonės, kas pavėlavo prisijungti, bet manau, kad jau galiu drąsiai pakviesti mūsų psichologės dalintis savo pranešimu. Ir taip pat trumpai primenu, kad visų klausimų mes laukiame arba galite juos užrašyti į pokalbių langelį, jeigu kyla klausimas eigoje. Na, o jeigu po webinaro, tai tuomet galėsime tiesiog įgarsinti, užduoti klausimą žodžiu. Tad dar kartą kviečiu psichologės dalintis savo informaciją. Labas vakaras visiems. Tai aš pirmiausia pabandysiu pasidalinti iš karto ekranu. Jūs pasidalinkite, ar matot? Turėtume dabar jau matyti. Taip, jau dabar matosi. Ačiū. Gerai. Tai dabar galėsiu tada ramiai, technika lyg suveikia, galėsiu ramiai kalbėti. Ačiū Inga už pristatymą mūsų. Šita sunki dalis, kai reikia save kažkaip pristatyti, tada atkrenta. Ir iš tikrųjų galim pereiti prie to, dėl ko mes šiandien čia susirinkom, ar ne? Dėl to, kad norim pakalbėti apie labai svarbų santykį, apie tėčio ir vaiko santykį, tėčio ir vaiko ryšį. Ir man be galo džiugu matyti ir žinot, kad užsiregistravo tėčiai, kad užsiregistravo vyrai, ar ne? Ir nors jūsų veidų nematau, bet vieno lyg mačiau, po to girdėjau ir balsų vyriškų, tai ir matyti tos vardus, ar ne, užrašytus, nes dažniausiai tikrai reikia pripažinti, kad dažniausiai, kiek mums teko organizuoti, tai tikrai liūto dalis būna dalyvauja mamos, o dabar matyti tėčius, vyrus yra tikrai labai smagu. Šita informacija, jinai tikrai nėra vienareikšmiškai skirta tik tai vyrams, ar ne, tik tėčiams. Tikrai yra labai daug universalių dalykų, ką gali pristaikyti ir mamos, ir jeigu klausysitės, tai tikrai čia nėra jokių paslapčių. Galite irgi klausyti ir dalyvauti tuo pačiu. Ir tada jau perinant prie to, ar ne, mes šiandien užduodam klausimą, tai tas vaiko ir tėčio ryšys ar yra būtinybė ar galimybė. Aš galvoju, kad jeigu jūs jau šiandien užsiregistravot, susirinkot, tai tikriausiai matot prasmę tėčio ir vaiko ryšyje. Ir jeigu galvojat, kad tai ir nėra būtinybė, bet bent jau labai stipri galimybė. Ir mes bandysim atsakyti į klausimą, kodėl tas ryšys yra svarbus ir kaip jį kurti ir kaip jį stiprinti. Nes vis dėlto vaiko auginimas tikrai labai ilgai ir dabar dar kartais būna daugiau priskiriamas mamoms, tačiau šitas požiūris tikrai keičiasi. Ir ne veltui, nes tėčio vaidmuo yra labai svarbus. Šiaip džiugi žinia yra ta, kad palyginus su 20-ojo amžiaus viduriu,
pastebėta, kad tėčiai su savo šeimomis, su savo vaikais praleidžia laiko 3 kartus daugiau dabar. Ir 2020 metų duomenimis net 68% vyrų išsakė pandemijos pradžioje, kad jų santykis su vaikais sustiprėjo. Ar tai išliko, ar tikrai tai buvo ir tęsiasi, ir ar tikrai visas santykis sustiprėjo, o ne pablogėjo, mes dar apie tai truputį šnekėsim vėliau, pandemijai įsibėgėjus, bet kokiu atveju pagrindinė mintis yra ta, kad nebėra tik tai ar ne, kad mama ir vaikas, vis dėlto yra tėtis ir vaikas, tėtis svarbi dalis vaiko gyvenime ir vystymėsi. Ir čia pereinant prie to klausimo, o kodėlgi svarbu, kuo svarbus vaiko ir tėčio ryšys, tai taip paprastai teoriškai sakant, yra tikrai svarbu žinot, kad tėtis turi įtakos visoms vaiko raidos sritims. Tai pirmiausia, kalba ir komunikacija, kaip vystosi vaiko kalba ir komunikacija, pažintiniams funkcijoms ir mokymuisi pažintinės funkcijos, tai supratimas, dėmesys, atmintis, ir socialiniams emociniams įgūdžiams jų vystymuisi. Skamba labai teoriškai, ar ne, galbūt norėtųsi paprastesniais žodžiais, tai čia vietoje už tai ir kviečiu apie tai daugiau praplėsti, kodėl svarbus tokiais aiškesniais pavyzdžiais. Rugilė. Labas vakaras, ir aš gavau žodį, tai jau dabar kalbėsiu. Ir kaip Austėja sakė, nors iš toje vietoje šiek tiek steptelti ir praplėsti, kad pažiūrėti, o kągi tas tėčio ir vaiko ryšys atneša, gal kažką kitaip arba kažkuo kitoks negu ryšys su mama. Tai štai ką sako mokslas, ką mums pavyko su Austėja atrasti, gilinantis į šitą temą, kad tėčio ir vaiko ryšys siejamas su tokiam sklandžiam ir sėkmingam vaiko vystymuisi svarbiomis savybėmis. Ir pastebima, kad vaikai, kurių tėčiai aktyviai įsitraukia į santykį, su jais pirmaisiais gyvenimo mėnesiais greičiau ir sklandžiau vystosi tiek fiziškai, tiek kognityviai, arba paprasčiau sakant, tiek mąstymo gebėjimai jų greičiau vystosi. Ir mokslininkai stebi tokius egzistuojančius ryšius tarp vaiko ir tėčio. Ryšius tarp to, jeigu yra vaiko ir tėčio ryšys, bei geresnės vaikų savikontrolės, geresnių socialinių įgūdžių, geresnio psichologinio prisitaikymo ir atsparumo. Tai tokia svarbi dalis apie asmenybės savybės ir įgūdžius, prie kurių gali prisidėti tėčiai, kurdami ryšį. Kitas svarbus akcentas tai yra tėčio ir vaiko ryšys siejamas su mokykla, ar gal tiksliau ta mokyklos tema ir yra tyrinėjamas. Tai moksliniuose šaltiniuose galima rasti teiginių, jog tėčio ir vaiko ryšys yra susijęs su geresniais akademiniais pasiekimais, geresniu prisitaikymu mokykloje. Taip pat minima, kad tėčio ir vaiko ryšys pozityviai veikia jau minėtą savikontrolę bei socialinius įgūdžius, kurie tikrai labai svarbus tokiam sėkmingam mokyklos patyrimui. Ir taip pat siejama su aukštesnė savivertė, tai yra pasitikėjimu savimi, kas ir vėl toliau yra labai naudinga mokykloje. Tai ir tėčio ir vaiko ryšys dar būtų galima taip apibendrinti, yra toks apsauginis veiksnys, ir šį teiginį patvirtina net ir ne vienas mokslinis šaltinis. O kas įdomiausia, kad jau net 20 amžiaus pabaigoje atlikti tyrimai parodė, jog pozityvaus tėčio ir vaiko santykio trūkumas gali padidinti narkotikų vartojimo riziką, delikventinio elgesio riziką, depresijos riziką. O priešingai, jeigu yra pozityvus ryšys tarp tėčio ir vaiko, tuomet siejama, kad vaikai pozityviau save vertins, turės sveikesnį asmenybės prisitaikymą ir panašiai. Tai šį sąrašą dar čia galėčiau tęsti, kiek yra padaryta mokslinių atradimų, bet turbūt ne visai čia to susirinkome. Tai norisi gal tik tokius akcentus sudėti, o tikrai ir iš darbinių daug praktikų pastebim ir iš asmeninių patirčių, kad kiek svarbus yra tėčio ir vaiko ryšys. Ir kai jau turim tokį atspirties tašką, kad tai tikrai svarbiau ir nemažiau yra svarbu negu mamų santykis su vaikais, tai norisi jau tada sugrįžti visai į pradžią
ir pakalbėti apskritai, o kas yra tas ryšys, čia labai naudojam tą žodį, kalbam, ryšys, santykis, tai vat ir toliau kviesim pasinerti į tai, kad apskritai susigaudytų, kas čia yra tas ryšys, dažnai dar kartu naudojamas ir prieraišumo žodis, tai vat ir apie tai, ir tada leidžiu pratęsti Austėjai. Taip, tai o kas yra tas ryšys? Tai iš tikrųjų, kaip dažnai nutinka psichologijai, turbūt ir kaip ir kituose moksluose, tos pačios sąvokos kartais apibūdinamos iš skirtingų pusių, truputį skirtingai, taip ir čia, kalbant apie ryšį, vienur sakoma, kad tai yra unikalus ir įtaką darantis santykis, besimezgantis tėvams ir vaikams sąveikaujant. Taip moksliškai skamba, bet toks akcentas, kad daroma įtaka, ar ne? O psichologė Eglė Luknaitė Vičurgienė, kuri yra išleidusi knygą apie ryšį su vaiku ir tuo pačiu savimi pačiu, sako, kad ryšys tai yra dėmesingas buvimas su vaiku, jo elgesio, reakcijų vienokius ar kitokius dalykus, bandymų pasakyti, ko jam šiuo metu reikia, stebėjimas, tada reagavimas ir vėl stebėjimas, kaip tai veikia. Vėlgi toks ilgas atrodo painus apibrėžimas, bet paprastai sakant, kad kai esame tokiam tiesioginiam ryšyje ar ne su kitu žmogumi, tai mes esame dėmesingesni jam, šiam esančiam šalia žmogui, negu tai, kas vyksta kažkokie vidiniai procesai mumyse arba kas vyksta aplink mus kažkokie procesai. Mes sutelkiame savo dėmesį, mūsų dėmesio centru, dėmesingo tokio sutelkto ar ne centru tampa būtent tas kitas žmogus, šiuo atveju vaikas. Tai toks dėmesingas santykis su kitu. Ir ryšio kūrimas iš tikrųjų nėra kažkokia mistinė, stebuklinga veikla, ar ne, kur atrodo, tai ką čia daryti, kokių čia triukų imtis, kad tą ryšį užmegztume. Tai labiau toks kokybinis veiksmas yra ir labiau apibūdinamas ne ką mes darom su vaiku, bet kaip mes darom, kaip mes būname su vaiku. Kas dar svarbu, ką pastebi mano jau minėta psichologė Eglė Luknaitė Vičurgienė, kad iš tikrųjų tai, kokį mes santykį kursim, kaip mes jį sunkiai, lengvai, natūraliai ar komplikuotai kursime, tikrai daug priklauso nuo to, kokį santykį, kokį ryšį mes turėjome su savo tėvais, kai mes buvome vaikai, ką mes patys patyrėme. Jeigu tas ryšys buvo saugus, tikėtina, kad mums viskas vyks lengviau, natūraliau. Jeigu mūsų santykis su tėvais buvo šiek tiek nesaugus, netoks tvirtas ar ne kažkoks galbūt nesaugus prieraišumas, apie kurį mes dar vėliau šnekėsim apie prieraišumą, tai gali būti, kad bus truputį sunkiau kurti tą santykį. Toli gražu tai nereiškia, kad jeigu aš neturėjau teigiamos patirties ryšyje su savo tėvais, kad negaliu sukurti artimo, atviro ryšio su savo vaiku. Tiesiog galbūt man bus truputį sunkiau, nebus taip natūraliai, reikės daugiau įgūdžių, daugiau sąmoningumo ar ne kažkokio mokymosi, savo ribų plėtimo. Nes kai esam nesaugiam ryšy su savo tėvais buvome ir tada atsiranda tokia rizika įkristi į tokius du kraštutinumus. Vienas kraštutinumas yra tai, jeigu mes automatiškai kartosime tą patį, ką mes patyrėme augdami su savo tėvais. Pavyzdžiui, jeigu mūsų tėvai buvo labai kontroliuojantis, ar ne, ir mes tada net nesuprasdami to, automatiškai tampam labai kontroliuojantis tėvai savo vaiką. Kitas kraštutinumas yra, kai sąmoningai suprantam, kad va taip elgėsi mano tėvai ir aš tai patyriau ir aš tikrai nenoriu to patirti, kad tai patirtų mano vaikai ir tada sąmoningai bandom daryti viską priešingai, kad išsivaduotume iš to, ką darė mūsų tėvai, kas primena jų auklėjimą. Ir kai metamės į šitą kraštutinumą, irgi iškyla tokia rizika, kad per tos skaudulius, per žaizdas, kurių gal mes nesam patys išgydę, nesam išdirbę tų reikalų ar net tų žaizdų, tai mes tada prarandam kartais galimybę pamatyti iš tikrųjų, o ko reikia mūsų vaikui, koks mūsų vaikas iš tikrųjų yra. Ir čia norisi toliau kalbėti apie prieraišumą, tai kviečiu Rugilę pratęsti. Prieraišumas tai jau buvo paminėtas ir pradžioj, ir paskui vėl Austėja paminėjo, tai tikrai labai neatsiejamas žodis, terminas ir konceptas, gal kalbant apie santykį su vaikais, apie santykį apskritai su pasauliu.
tai vis norisi nuo pradžių. Tai psichologas, vaikų psichiatras, gyvenęs 20 amžiuje ir toks vienas pirmųjų pradėjęs kalbėti ir tyrinėti apie vaikų ryšį ir tėvų ryšį, tai yra John Bowlby. Ir jisai kurį tai laiką dirbo su jaunuoliais atliekančiais bausmę už padarytus nusikaltimus ir analizavo jų patirtis, stebėjo ir pamatė ir padarė tokį įdomią išvadą, kad nusikalstamą elgesių pasižymėję jaunuoliai praeityje išgyveno ankstyvą emocinį atsiskyrimą nuo motinos ar kito svarbaus suaugusio žmogaus, kad vaikai buvo paliekami vieni, jiems trūko dėmesio, jie patyrė apleistumą ir panašiai. Tai psichologą itin domino šitą atsiskyrimo tema ir jis tikrai intensyviai tyrinėjo ir turbūt dar ir nebereikalo, nes toks įdomus istorinis faktas, kad jis buvo Antrojo pasaulinio karo amžininkas ir tuo metu, kaip žinia, vaikų be tėvų, kurie liko, be suaugusių, kuriais jis galėjo pasirūpinti, buvo tikrai labai daug. Ir atlikęs tyrimus ir toliau stebėjęs tėvų ir vaikų santykius, šis psichologas, psichiatras padarė išvadą, kad kūdikio ir vaiko psichikos sveikatai yra ypač svarbu šilti ilgalaikiai santykiai su mama, tėčiu ar kitų svarbių suaugusių, kuris yra šalia. Ir ryšys, kurį tėvai sukuria su savo vaikais pirmaisiais jų gyvenimo metais, gan stipriai lemia, kaip žmogus apskritai jaučiasi šiame pasaulyje, kaip jisai supranta, ar šis pasaulis jam yra saugus ir palankus, ar šis pasaulis yra jam nesaugus ir žmonės yra nepalankus ir nuo jų reikėtų atsitraukti. Taigi Bowlby sukūrė prieraišumo teoriją, kurią paskui papildė kiti tyrinėtojai ir Mary Ainsworth, jeigu ieškotumėt daugiau informacijos. Ir prieraišumo teorija teigia, kad kiekvienas žmogus gimsta su prieraišumo poreikiu. Tai yra įgimtas mums poreikis ir kiekvienas gimsta priklausomas nuo kitų. Ir mumis reikia nuolatos rūpintis, ypač kai esame ką tik gimę. Ir evoliuciškai tai svarbu, kad vaikas, kūdikis išgyventų, o tokio emocinio aspekto, kad vaikas tinkamai vystytųsi ir tą galima stebėti ne vien žmonėse, bet ir gamtoje, kaip gyvūnai gimsta su imprintingu ir jie pradeda pasitikėti šalia esančių gyvūnų, kurį pamato pirmą ir panašiai. Tai šis poreikis yra mums įgimtas ir tą teikia prieraišumo teorija. O kaip toliaugi formuojasi tas vaikų prieraišumas, tai jo pagrindu tampa saugumo poreikis. Tai ką reiškia, kad vaikas siekia suaugusio artumo, kad pavojaus akimirka būtų apsaugotas, nes pradžioje jis to pats negali padaryti. Ir kad jo poreikiai vaiko būtų patenkinti saugusio asmens, kuris tą gali padaryti, nes nepatenkintas poreikis vaikui yra nesaugi būsena, nesaugi situacija. Ir tas saugumo siekimas gali pasireikšti pačiais įvairiausiais būdais. Ir kartais mums net ir gali netrodyti, kad vaikas siekia mums kažką parodyti, ar kad siekia saugumo, pavyzdžiui, verkiant, mojuojant, įsikimbant į koją, jeigu jau yra vyresnis, arba jau visai rišlia kalba, bet tai yra būdas, kaip vaikai išreiškia tą poreikį. Ir prieraišumas yra pagrįstas įsitikinimu, kad mama, tėtis ar kitas suaugęs bus šalia ir prireikus padės nurimti, padės patenkinti poreikį ar padės užtikrinti tą saugumą. Ir kaipgi šitas viskas įvyksta, kad vaikai suformuoja tokį supratimą, kurį paskui nešasi didžiąją gyvenimo dalį. Tai toks trumpas to ciklo papasakojimas. Tai kai vaikas išgyvena ar tai fizinius, ar psichologinius poreikius, pavyzdžiui, alkis, nuovargis, meilės, dėmesio poreikis, ir jam kyla nerimas, tada tas poreikis yra išreiškiamas prisiglaudimu, bandymu pasiekti, šypsena, verkimu ar panašiai. Ir galiausiai vaikas, turėdamas santykių su suaugusiu, jį prisikviečia.
Ir toks ciklas kartojasi kiekvieną dieną 100 kartų ir yra šaunu, kai vaikui pavyksta tą greitai padaryti ir tėvai sureaguoja ir atliepia į tai, ko iš tiesų vaikui tuo metu reikia. Ir galiausiai vaikas įgyja patirtį, kad vos tik jis išreiškia savo poreikį, mama, tėtis ar kitas suaugęs stengsis jį suprasti, nuraminti ir patenkinti. Ir tokia vaiko patirtis stiprina tikėjimą, kad mama, tėtis visada yra šalia, kai jo reikia. O pats vaikas drąsiai jaučiasi pasaulyje ir tada gali atvirai reikšti savo poreikius, gali tyrinėti, drįsta tyrinėti ir išmoksta pasitikėti, žino, kad pasaulis yra saugus, kad jam nieko nenutiks ir kad, o kažkam nutikus, yra suaugęs, kuris prieis, bus pasiekiamas ir bus patikimas. Tai vėliau vaikai po truputį mokosi palaukti, atidėti savo poreikius, nežino, kad bet kokiu atveju jie bus patenkinti ir vaikas vėl galės būti šalia ir jaustis saugiai. Taigi iš pradžių ryšys kuriamas tikrai per tokį rūpinimas ir poreikių patenkinimą, būnant fiziškai kartu, emociškai būnant kartu, dar irgi apie tai tikrai kalbėsime, o vėliau vaikui jau augant, ryšys pradeda kurtis ir per kitas prizmes, užsiimant bendrą veiklą, kalbantis, atrandant bendras vertybės, turint bendrą šeimos filosofiją ir panašiai. Tai, žodžiu, tiek apie prieraišumą kaip tokį bendrą ir jau čia minėjau, kad atliepiant poreikius vaikas supranta, kad pasaulis yra svarbus, bet kartais nutinka taip, kad tėvams ne visuomet pavyksta atliepti vaiko poreikius ir, tokiu atveju vaikas ne visuomet supranta, kad pasaulis yra saugus ir kad kiti suaugę yra saugus ir dėl to vėliau buvo išskirti tokie 4 prieraišumo stiliai, kurie vaikams užaugus atsikartoja ir jų suaugusiam amžiuje ir tai, kaip jie kuria santykių su kitais, pavyzdžiui, jūsų atveju, kaip jūs kursite santykių su savo vaikais. Tai Austėja pristatys tuos stilius. Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjo Rugilė, yra 4 tie stiliai, jos galim skirstyti į 2 grupės, saugus ir nesaugus prieraišumas. Pradedant apie saugų prieraišumą, tai iš tikrųjų saugiai prisirišę vaikai jaučiasi ramiai šalia savo tėvų, saugiai ramiai, čia toks atrodo paprasta ar ne, elementaru. Kai tėvų nėra šalia, jie nėra, kad jiem iš karto viskas gerai, ar ne, jie ir išgyvena ir įtampą, ir tampa nerimastingi, ir gali ir verkti. Bet jeigu yra kažkoks kitas suaugęs ar kažkoks reikšmingas asmuo, kuris jiems kelia saugumo jausmą, kuris yra patikimas, jie ganėtinai greitai geba nusiraminti, o kai vėl tėvai sugrįžta, jie tikrai skuba atkurti tą ryšį, džiaugiasi tėvais. Ir suaugus tokiem žmonėm iš tikrųjų pakankamai sekasi sukurti tokį sveiką priklausomybės santykį su kitais tarpusavio. Tai reiškia, kad žmogus gali ir tapti dalinai priklausomą nuo kito, būti susietume su kitu, bet tuo pačiu ir išlaiko savo savarankiškumą, savo identitetą ir geba balansuoti tarp to. Jeigu kalbam apie nesaugų prieraišumą, tai vienas iš tų 3 tipų, kas gali susiformuoti, tai vengiantis prieraišumo tipas. Stilius, jis formuojasi tada, kai tėvai neskiria pakankamai dėmesio vaikui, neskiria dėmesio ir laiko pabūti kartu, pabendrauti ir yra tokie atitolę ir emociškai. Ta gal labiausiai turiu omeny ir tas bendravimas labiau grindžiamas kažkokiais nurodymais, taisyklėmis, pamokymais, ką reikia daryti ir per daug neįsitraukiant o kas vyksta vaiko pasaulyje, kaip jis jaučiasi ir vaikas toksai labiau emociškai apleistas, mažiau reaguojama į jo poreikius ir vaikas patiria tokį pastovų nereagavimą iš tėvų pusės. Ir paauglystėje šie vaikai nevertina nei savo, nei kitų poreikių ir apskritai artimi santykiai, kažkokie glaudesni santykiai jiems atrodo nei kažkokia vertybė, nei siekiamybė. Ir nesaugiai prisirišę vaikai vėliau suaugusio amžiuje sunkiai pasitiki tiek savim, tiek kitais, tiek apskritai santykiais ir jiems sunku užmegzti tą glaudesnį ryšį ir jie tokie labiau linkę užsisklęsti. Kitas stilius yra nerimastingas prieraišumas ir jis kuriasi tada, kai tėvai stengiasi patenkinti vaiko poreikius, bet tai daro labai nenuosekliai. Tai
tai reaguoja ar ne, tai atliepia poreikius, tai ignoruoja vaiką, tai tarsi myli, tai baudžia, engia ar dar kažkaip. Ir iš tikrųjų, kas vaikui yra nesaugiausia, kad toks pat jo elgesys, tokios pačios jo reakcijos iššaukia visai skirtingas, neprognozuojamas tėvų reakcijas. Ir tada vaikui formuojasi įspūdis, kad tiek tėvai, tiek visas pasaulis yra nesaugus ir neprognozuojamas. Kuomet jie suauga, taip pat nėra tikri dėl ryšio, kurį kuria, ir irgi gali būti sunku kurti santyki, nes nuotaika dažnai keičiasi ir vis aplanko tas nepasitikėjimas savimi ir vis reikia to tokio nuolatinio užtikrinimo, kad esu mylimas, kad esu priimtas, kad manęs nepaliks, nes labai daug nerimo yra apie tai, kad o gal va šį kartą aš pasielgsiu kažkaip ar ne ir staiga sulauksiu neprognozuojamos nepalankios reakcijos. Na ir trečias stilius yra dezorganizuotas prieraišumas, tai jis toksai sudėtingesnis iš tikrųjų ir tuo pačiu retesnis, tokie labiau kraštutiniai atvejai. Toks prieraišumo stilius formuojasi, kai tėvai būna agresyvūs, smurtaujantis, kenčiantis nuo ligų ar priklausomybių, arba patys nesusitvarko su savo kažkokiam trauminiam patirtimis. Ir patys vaikai tada nepatiria meilės, nepatiria šilumos, atliepimo, dažnai patys irgi patiria smurtą, kažkokias trauminės vėlgi patirtis, prievartą. Ir tada jie nemoka patys valdyti savo emocijų, nepažįsta jų, sunku megzti kontaktą su kitais vaikais, kitais suaugusiais. Dažnai tokios tolerancijos ribos yra labai siauros, ribotos ir tada vaiką labai lengva išprovokuoti, išmušti iš vėžių ir tie santykiai, žinoma, būna apsunkinti. Tokie vaikai dažniausiai ugdymo įstaigose yra suvokiami ar ne, ir traktuojami kaip problematiniai vaikai. Iš tikrųjų, tai tokie sudėtingi atvejai, kaip minėjau, galbūt retesni, bet ganėtinai sudėtingi. Realybėj tikrai nėra taip, kad tik tai arba balta, arba juoda. Mes visi turim kažkokį vieną prieraišumo tipą, ar ne, kuris dominuoja, bet iš esmės yra tiek saugus, tiek nesaugus. Mums gali būti būdinga ir kelių, ir net visų prieraišumo tipo elgesys. Na va, tai papasakojau apie prieraišumo tipus ir kartais gali pasirodyti, o jeigu neatliepiau kažkokių poreikių vaiko kūdikystėje, tai jau dabar sugriojau jo visą gyvenimą. Tai iš tikrųjų taip tikrai nėra idealių tėčių, nėra idealių, nežinau, mamų ar kitų suaugusių, kurie rūpinasi vaikais. Tai kaip ir Austėja sakė, nėra tik juoda ir balta. Na ir panašu, kad ateinam jau prie tos dalies, kur norėsim pasidalinti gal tokiais rekomendacijom, o kągi realiai galima imti ir padaryti, imti čia ir dabar padaryti tam, kad paauginti, sutvirtinti ryšį su savo vaikais, kokio amžiaus jie dabar bebūtų. Tikrai didžioji dalis rekomendacijų yra tinkama įvairaus amžiaus vaikams. Ir dar beklausant Austėjos, tai pagalvojau, kad jau pereisim prie dalies, o kągi daryti. Ir galvojau, beveik pusę laiko skiriam tiesiog apie ryšį pakalbėti, kaip jisai formuojasi, kas tai yra. Ir tada atėjo tokia, čia turbūt Nyčės yra mintis, jeigu neklystu, kad jeigu žinai dėl ko, tai ištversi bet ką. Tai čia gal tverti ir nereikia santykio su vaikais, bet apie tai, kad jeigu žino dėl ko tas svarbu ir kas tas yra, gal lengviau ir įgyvendinti. Na va, tai po šitos įžangos jau pereinu apie tągi, kaip auginti ryšį su vaiku. Ir nors pradėti, kad tikrai daug internete galima rasti patarimų susijusių su tėvų ir vaikų santykiais. Ir kartais jie yra neveiksmingi, o kartais net ir žalingi tie patarimai gali būti. Tai atsargiai naudokite visais patarimais. O kodėl taip teigiu? Nes nemažai kur galima rasti pasiūlymų, tiesiog praleiskite daugiau laiko su savo vaiku. Kartu valgykite, kartu dar kažką veikite ir panašiai. Visgi, jei praleisite daugiau laiko ar valgysite kartu, tai nėra toks jau vienareikšmis būdas pagerinti santykių su vaikais.
mes visi tikrai turėtume tobulus santykius su savo vaikais po 2020 metų, kai buvome, gal ne visai savo norų, uždaryti namuose ir turėjome būti vieni su kitais šeimose. Tai daugeliu tėvų tie metai nebuvo tokie jau labai paprasti ir kai kuriems, ne tik, kad nepagerino santykio su vaikais, bet dar ir pablogino tą santykį su vaikais. Ir, tai anksčiau minėti patarimai, kažkaip gal ir ne visai pasiteisino. Ir, kokią galima daryti prielaidą, kad jeigu kokybiškas santykis su vaiku jau egzistuotų ir būtų norima jį pagilinti, praturtinti, sutvirtinti, tai taip, tikrai patarimas praleisti daugiau laiko, valgyti kartu vakarienės būtų labai naudingas, bet, jeigu to santykio dar nėra arba jis yra komplikuotas, tai šitie patarimai ne visai veikia. Ir, tai gera tokia iliuzija. Pabandykite įsivaizduoti, kad jūsų santykis su vaiku tarsi yra vandens butelis, tuščias, sakykime, ir jūs nuolatos pilate į vandenį, vis pilate ir nekreipia dėmesio, kad tam butelį yra didelė skylė apačioj, bet vis pilate, vis būnate su savo vaiku, vis būnate, kažkas ne taip, kažkaip nesusikalbat, bet būnat. Ir jeigu prieš tai neužtaisysit tos skylės butelį, jis niekada neprisipildys, niekada vaikas nejaus, kad ir jūs nejausite to santykio arba tokio santykio, kokio norėtumėt. Tai reiškia, kad ir praleisti daugiau laiko, jeigu santykiuose egzistuoja įtampos šaltiniai, jeigu jis ir tas įtampos šaltinis nėra sprendžiamas, jeigu yra kažkoks konfliktas, ar jūsų asmeninis santykis su jumis pačiais ir pasauliu yra komplikuotas, tai tikrai gali būti nenaudinga tiesiog leisti daugiau laiko kartu su savo vaikais. Ir labai svarbu pirmiausiai patiems susidėlioti tam tikrus dalykus savo viduje, išspręsti jau egzistuojančius konfliktus su vaiku, su savimi egzistuojančius konfliktus ir tuomet kurti ir auginti tą ryšį su vaiku bus kur kas paprasčiau. Tai, ir pažiūrėkime, berods gal turim 9 punktus net paruošusios, tai tikiu, kad kažką tikrai bandote, o gal kažką ir atrasite naujo. Tai taip, Rugilė, grėsmingai, ar ne, prisakė, nėra čia taip paprasta kurti tą ryšį, ABC nėra toks paprastas ir reikia pradėti nuo kažkokių vidinių savo dalykų. Tai iš tikrųjų mes, kai ruošiamės šiam webinarui, pirmą, žinoma, pagalvojom apie tos dalykus, ką jau galime daryti labai paprastai, ar ne jau tos veiksmus, bet po to sakom, bet tas pradžia, ar ne, nuo ko pradėti vis dėlto, nes tikiu, kad dalis jūsų, galbūt, kurie klausote šiandien, gal kursite, ne, gal vaikas dar mažas, bet gal tas ryšys kaip tik yra jau sutrūkęs kažkoks, tai suprastėjęs, ar ne, ir norisi jį atkurti. Tai čia pirmiausia, sugrįžtant nuo pradžių, ar ne, kviečiam pagalvoti apie savo tėvystės tikslą. Pagalvokit, ar jūsų tėvystės tikslas, ar esate įsipareigoję kurti stiprų santykį ir jį nusistatėt kaip savo tėvystės tikslą. Kas jums yra svarbiausia, būnant tėčiu? Ir žinodami savo tikslą galėsit prioritizuoti tada, kaip reaguoti tam tikrose situacijose, savo kasdienėse sąveikose su vaiku. Pavyzdžiui, ar jums yra svarbiau, kad vaikas tikrai gerai mokytųsi, kad gautų gerus pažymius, kad būtų pirmūnas, visoks eusas, ar ne? Ar vis dėlto jums svarbiau, kad jūsų santykis būtų artimas ir stiprus? Ar jums svarbiau, reikalingiau visą laiką reikalauti, ar ne, vaiko susitvarkyti, išnešti šiukšles ir žūtbūt palaikyti tvarką namuose, ar vis tik tai nėra tai toks prioritetas, ar ne? Ir svarbiau santykis jūsų, kad jūs abudu laimingi būtumėte tame santykė. Aš toli gražu neteigiu, ar ne, kad viskas atidėkit, mokslai nesvarbu, buitis nesvarbu, ne. Bet žinot, geriausias dalykas, teikiant pirmenybę santykiams, yra tai, kad kai mes turime užmezgę stiprų ryšį, visi kiti tikslai tikrai įgyvendinami yra žymiai lengviau ir žymiai lengviau prieiti prie susitarimo, ar ne, kas svarbu, mokslai, buitis ir taip toliau, santykiai ir visa kita. Kitas dalykas,
Rugilė minėjo įtampos šaltinius. Tai iš tikrųjų kviečiam ieškoti ir surasti įtampos šaltinius ir juos pašalinti. O kas tie įtampos šaltiniai gali būti? Tai įvairiausių konfliktai, ar ne, kur galbūt vaikas, paauglys jaučia kažkokią nuoskaudą, arba jūs vis dar jaučiatės dėl kažko įskaudintas, piktas ir pyksta ten vaiko. Iš tikrųjų, kai susipykstame, kai tvyro įtampa, yra kažkokių neišsakytų dalykų, tai tikrai labai sunku kurti tą ryšį, pradėti kurti jį. Ir ką reikia suprasti, kad mes kaip suaugusiai, šiuo atveju jūs tėčiai, ar ne, jūsų yra, jūsų, ar ne, yra didesnė atsakomybė kaip suaugusių imtis tos iniciatyvos ir tą santykį tvarkyti. Ką tai reiškia, kad inicijuoti pokalbį, jeigu reikia pripažinti, kad suklydau ir atsiprašyti, ar ne. Kartais tai tikrai nėra lengva, bet tuo pačiu tai labai tokia stiprią potekstę vaikui neša, ar ne, kad visi mes galim klysti, aš tikrai nesu išimtis, pasielgiau netinkamai ir žinai, visada yra išeitis, visada galima rasti sprendimą. Ir čia kartais atrodo, bet jeigu aš pripažinsiu, ar nenusižeminsiu, sakysiu, kad suklydau, ar ne, prarasiu savo autoritetą. Man atrodo, kaip tik autoritetas parodyti, kad galiu klysti, kad aš irgi turiu jausmus ir darau klaidas. Ir galų gale kviečiam pasižiūrėti į konfliktus, į nesutarimus, į kažkokius principus ar ne su vaikais, kai bendravom, pasižiūrėti iš kitos pusės truputėlį. Pagalvokite, kiek tam tikro konflikto laimėjimas jums bus svarbus po metų, 5, o gal 10. Gal vis dėlto tai nėra tokia žūtbūtinė kova. Ir gal verta vėl aptarti, ar ne, nes vaikui augant mes turim tam tikrus susitarimus, apie ribas dar kalbėsim, bet turim susitarimus namuose, tai mažam vaikui vienokios ribos, didesniam kitokius ir galbūt reikia iš naujo aptarti kažkokius susitarimus, ką mes galim daryti kitaip, ką vaikas gali daryti kitaip, kad abu tiesiog būtume artimesni, kad nestumtume vienas nuo kito, bet kad artėtume. O kartais užtenka vien tik vaiko versijos, išgirdimo, išklausimo, be jokio smerkimo, be noro pamokyti ar kažką įrodyti, ir kartais tas įtampos šaltinis ir gali ir šitaip sumažėti ir dingti. Dar turime keletą rekomendacijų, kuriuom norim pasidalinti. Ir viena iš jų, kad ryšys kuriamas atliepiant vaiko emocijas. Ir čia gal toks irgi vienas iš pamatinių būdų kurti ryšį su vaiku. Tai tą galima daryti nuo pat mažumės, reaguojant empatiškai į vaiko emocijas. Ir, kaip paprasčiau gal tariant ar praskleidžiant, ką tas reiškia, tai jeigu vaikas džiaugiasi, pamėginkite pasidžiaugti kartu su juo. Jeigu vaikas liūdi, yra įskaudintas ar piktas, tai ganėtinai svarbu priimti tą liūdesį, pyktį, skausmą ir pabūti kartu. Neskubėti su frazėmis, tai jau gal neverk, tai jau gal čia tyliau kaip nors galima, ai viskas čia bus gerai, nieko tokio, visko pasitaiko ir panašiai, bet tikrai labai svarbu, kad vaikas suprastų, kas yra pyktis, kaip jis elgiasi tame pyktyje, ką su tuo daryti, kad tikrai gali skaudėti kitą kartą ir pabūti su tuo skausmu, ir tas sujungia pabuvus kito skausme, pabuvus kito pyktyje. Ir jeigu vaikas pyksta, gal galime tiesiog ramiu balsu pasakyti, kad taip, tai, ką sakai, yra tikrai nemalonu, tikrai neteisinga ir aš stengiuosi tave išgirsti, stengiuosi tave suprasti. Ir tikiu, kad tėčiams gali būti tai nelengva užduotis ir pastarojo meto toks sujudimas, kalbant apie vyrų psichikos sveikatą, apie vyrų stereotipus, kad vyrai negali verkti, negali rodyti emocijų, negali būti emocingi, tai nėra taip tėčiams ir lengva reaguoti į tas emocijas, nėra lengva kartu pabūti galbūt pyktyje, liūdesyje ar net ir emocingai pasidžiaugti, bet jau tai, kad esate šitam webinare, rodo jūsų interesą atrasti tą emocinį pasaulį, galbūt jau esate atradę. Ir ryšio kūrimas, buvimas su vaiku per tą emocinę prizmę, tai toks win-win ir vaikams,
ir tėčiams, nes leidžia pažinti gal savo ir tą kitą pusę. Ir kai vaikui atspindim jo jausmus, kai stengiamės juos pastebėti ir tai ne tik jiems padeda greičiau nusiraminti, bet tuo pačiu ir vaikai mokosi reikšti savo jausmus, mokosi suprasti savo būsenas ir ką su jomis daryti. Ir tėčiai gali mokytis apie save, apie savo vaiko jausmus ir kartu turėti bendrą tikslą, kuris irgi suartina. Dar viena rekomendacija, kurią norisi pasidalinti, tai apie kokybišką laiką kartu. Ir štai vis tiek niekur nepabėgsime nuo to, kad laiką su vaikais leisti yra svarbu, nors ten pradžioje kažkaip bandžiau šitą mitą paneigti, bet čia yra vienas labai svarbus skirtumas, kad viena yra leisti laiką su vaiku, o kita yra kokybiškai būti su savo vaiku, sąmoningai būti su savo vaiku. Ir tai tikrai gali sustiprinti, pagilinti, paauginti tą ryšį. Ir jeigu jaunesniems vaikams, jiems šiek tiek dar yra svarbu, kiek laiko skiriate kiekybiškai būti su jais, tačiau vyresni vaikai pradeda nebesieti daugiau laiko su artimesniu santykiu. Ir tokiu atveju daugiau nėra geriau. Tai santykis nesikurs, pavyzdžiui, jeigu visą dieną jūs leidžiate su vaiku, bet tas leidimas atrodo taip, kad jūs dirbate prie kompiuterio darbo kambarį, o vaikas kitam kambarį žaidžia ant kilimo, arba kad ir tam pačiam kambarį vienas dirba, kitas skaito. Taip gal tai geriau negu visai nesimatytumėt, bet tai tikrai nėra apie kokybišką laiką. Nes pagrindinė kokybiško leidžiamo laiko kartu ypatybė ir toks raktinis žodis tai yra bendrumas. Ir vaikas ar jau jaunuolis, paauglys turi jaustis, kad yra jūsų dėmesio centre. Ir tikrai labai svarbu stengtis perduoti tą žinutę žodžiais, kūno kalba, kad vaikas, paauglys yra svarbesnis už bet ką kitą tuo metu. Ir kaip Austėja visai pradžioj minėjo, kad ryšys yra tas sąmoningas buvimas, kai nei mano vidiniai procesai, nei aplinkos procesai neatitraukia dėmesio nuo to, su kuriuo esu. Ir tikrai tam nereikia nei ypatingų vietų, nei ypatingų pramogų. Kartais atrodo, o čia tik tai, nežinau, žaidimų kambarį arba tik kelionį galėčiau paskirti laiko pabūti su vaiku. Tai tikrai nebūtinai. Viena paprasta gudrybė, kaip padidinti tą kokybišką laiką kartu, tai tikrai labai svarbu tą planuoti ir tą minim šiandien. tą minim ir kitam savo webinare, kai kalbam apie tokį jau dėmesį vaikams, apie meilę vaikams, kad tikrai labai svarbu planuoti tą laiką ir apgalvoti, kada ir kaip ketinate leisti laiką su savo vaiku. Ir planuoti laiką tai nėra tiesiog pasižymėti kalendorių, kada galėsit paskirti laiko, bet planuoti tai reiškia pasiruošti, paruošti save. Gal reikia nurimpo sudėtingo pokalbio darbe ir grįžus nepradėti piktai kalbėti, gal reikia persirengti patogiais drabužiais, kad galėčiau atsisėsti ant kilimo ir pažaisti su savo vaiku ir nesukti galvos dėl aprangos. Gal reikia pavalgyti, kad nebūčiau piktas ir panašiai. Tai tikrai tam, kad turėtume kokybišką laiką, reikia šiek tiek įdėti pastangų, jį paplanuoti, bet jis tikrai atsiperka. Kitas punktas, ką mes rekomenduojam, tai susikurti tėčio ir vaiko kasdienius ritualus. Kartu su vaiku siekit susikurti kažkokį jūsų 2 ar 3 ar 4, kiek jūs vaikų beturėtumėt, ar ne, kažkokius specialius savo ritualus. Galbūt tai bus vakarinio, pavyzdžiui, skaitimo laikas prieš miegą kartu, galbūt dienos tokia apžvalga vakare, ar kartu susėdus ar atsigulus, gal kažkoks išskirtinis pasisveikinimas, atsisveikinimas su vaiku, galbūt tėtis, pavyzdžiui, nuveža arba paima vaikus iš darželio, mokyklos ir tai gali būti laikas kartu automobilyje, ar ne, irgi ne tik užsigarsinus muziką, bet kad mes ir pabendraujam, pavyzdžiui. Gal dukimas, pavyzdžiui, kartu iš savo asmeninės patirties aš žinau, kad man, pavyzdžiui, eiti dūkti su vaikais, man reikalauja labai daug kantrybės, vidinių resursų ir aš tiesiog žinau, kad man nepatinka, aš nelabai galiu. Bet mano vyras tai yra puikus dukinių ekspertas ir tai yra jų ritualas, tai yra vaikų ir tėčio ritualas. Ir
tai nėra kažkokia paslaptis nuo mamos, ar ne, tai bet tačiau kažkas kitokio, išskirtinio, ką būtent tėtis daro su savo dukra, sūnumi ar vaikais. Ką dar galite daryti, tai ieškoti ir atrasti bendrų užsiėmimų ir hobių. Vaikui augant, iš tikrųjų, kviečiu ieškoti būdų, kaip leisti tą laiką, va, ką Rugilė ir minėjo, ne, apie tą kokybišką laiką, bet kartais tikrai atrodo, nėra tos kantrybės ir nesmagu ten sėdėti ant to kilimo, žaisti tuos vaidmenų žaidimus ar pusę valandos ritinėti kamoliuką. Aš sutinku, kad tikrai gali trūkti ir noro, ir kantrybės, ir nusiteikimo tam, ir jėgų. Tai tikrai kviečiam ieškoti, o kas jums patiems teiktų malonumą, ar ne? Atsiminkit, pagalvokit, ką jūs patys mėgote veikti, kai buvote vaikai. Galbūt verta peržiūrėti senus albumus, ar ne, ir pasižiūrėti, ką jūs veikdavot. Gal yra žaidimų, kur jau daugelį metų nežaidėt. Bet proga prisiminti tiek jums džiaugsmą keliančias veiklas, tiek parodyti ir vaikui savo tą žaidybinę, vaikišką pusę, tą savo vidinį vaiką, kuris kiekviename iš mūsų tikrai egzistuoja ir yra. Tai dar viena rekomendacija, to jūs bus pagarsinta ir jis skamba taip: nustatykite aiškias ribas. Tai šis pasiūlymas gali pasirodyti kiek keistokai, kaipgi kursiu artimą santykį su vaiku, kuriam kažko neleidžiu, prieš tai sakėm patenkinti poreikius, dabar kažko neleisti, pačios čia neapsisprendžiama, ne? Vaikas supyks, bus nepatenkintas ir panašiai. Tai kad ir kaip bebūtų, nors vaikam labai tikrai reikia laisvės, galimybės pasirinkti ir panašiai, bet lygiai taip pat vaikams, paaugliams yra reikalingos aiškios ribos. Ir gal skamba paradoksaliai, bet tikrai aiškios ribos į santykius įneša pagarbos, įneša saugumo, nuoseklumo. Ir kaip jau minėta, saugumo jausmas yra vienas iš pagrindinių tų poreikių, kuris labai svarbus ryšiui. Vaikas, žmogus turi ryšyje jausti saugus. Ir žinoma, labai svarbu, kad ribos turi būti adekvačios vaiko amžiui, ir tai yra dar viena neišsemiama tema, apie kurią būtų galima šnekėti, bet nors tokius gal tik akcentų šiandien sudėti, kad ribos turi būti pagrįstos pagarba vaiko asmenybei, ir vienintelė tokia riba, kurios jau neturėtų būti peržengiamos ir brėžiamos nediskutuotinai, tai yra vaiko ir aplinkinių saugumas, sveikatos, gyvybės saugumas. Ir šeimose, kur nubrėžiamos aiškios ribos, tikrai vaikai jaučiasi saugiau, yra ugdoma savidisciplina, vaikai mokosi patys nustatinėti ribas savo ir aplinkai, jiems vėliau lengviau patiems pasakyti ne, jie žino, kur jų yra santykių riba, kūno riba, ir tikrai jiems vėliau lengviau kurti sveikus santykius. Tai dar vienas aspektas toks svarbus, kalbant apie ribas, tai yra mūsų kantrybė. Ir kantrybė kartojant susitarimus ne vieną kartą, nes kaip žinia, kad tikėtina, kad didžioji dalis turi vaikų, nėra taip lengva sudaryti susitarimus su vaikais, ir tikrai kartais ir pikta, ir sunku suprasti, kaip vaikas negirdi, kaip neklauso iš pirmo karto, bet vis dėlto tikrai yra natūralu, kad vaiko reikia paprašyti vieną, antrą, trečią kartą, jam priminti, nes jis nori pasižiūrėti, galbūt riba pasikeitė ir panašiai. Tai šitoj vietoj, kai jau būna sunku, ir dabar kviečiu pažvelgti į save, atsigręžti ir pagalvoti, ar tikrai visada, kai vaikas pasako tėti, gal gali ateiti, arba tėti, gal gali tą, jūs iš karto atliepiate, ar vaikui tenka kelis kartus pakartoti, kol, pavyzdžiui, išlendate iš telefono, ar panašiai, kad tikrai net ir mums suaugusiems kartais tenka pakartoti keletą kartų, tai natūralu, kad ir vaikams. Ir aiškių ribų nubrėžimas šeimoje, susitarimų išsigryninimas tikrai sumažina ir konfliktų tikimybę, prie ko jau sugrįžtam prieš tai, kad konfliktai jie pagadina santykiai, jeigu yra neišsprendžiami arba išvis nesprendžiami. Tai vaikai, žinodami, ko iš jų tikimasi, mokosi savo elgesio reguliacijos
nejaučia neteisybės, jeigu sulaužius susitarimą nutinka tam tikros pasekmės, nes tas buvo žinoma, tas buvo nuspėjama, kad taip nutiks, jeigu nedarysiu to, nutiks tas, arba jeigu darysiu tą, atsitiks tas. Vaikams yra aišku ir jie, žinutė tuomet iš tėvų keliauja tokia, kad taip nutiko, nes pažeistas susitarimas, o ne taip nutiko, nes aš tavęs nemyliu, arba ta pasiekmė dabar tau skiriu, nes, nemyliu tavęs, o dėl to, kad tiesiog buvo pažeistas susitarimas. Taip pat svarbu suprasti, kad, jūsų šeimos ir kitų šeimų ribos gali būti visai kitokios, kardinaliai kartais kitokios, ir dažnai vaikai ištraukia tą kortą ir sako, o va mano draugo Jono šeimoje tai yra leidžiama prie kompiuterio būti nuo tada, kai grįžta iš mokyklos iki kito, ryto ar panašiai. Tai vaikai mėgsta šitą kortą ir dažnai naudoja, tai tikrai nesutrikite ir labai svarbu vaikams paaiškinti, kad taip, gali būti, kad kitoje šeimoje galioja kiti susitarimai, kita šeima, Jono šeima yra jo šeima, mūsų šeima yra mūsų šeima ir mes esame susitarę, kad darysime taip, nes mums svarbu, pavyzdžiui, kokybiškas laikas kartu, ne laikas prie kompiuterio. Kartais gali ribos būti skirtingos ir skirtingiems vaikams ir taip pat tą labai svarbu paaiškinti, labai panašiai kaip ir apie tai, kad skirtingos šeimos, skirtingos ribos, skirtingi vaikai gali būti skirtingos ribos. Pasirodo, aš dar vieną punktą noriu jums pristatyti. Taip, tai kalbėti su savo vaikui meilius ir stiprinančius dalykus, tai irgi atrodo toks paprastas, bet kartais paprastume yra genialumas ir tyriant kūdikių ir tėvų ryšį buvo atrasta, kad ramus 2 mėnesių kūdikis labiau atkreipia dėmesį į mamos balsą, tačiau su irzęs liūdnas vaikas greičiau sureaguoja ir nurimsta išgirdęs tėčio balsą. Ir nors galima teigti, kad požiūris, kaip prieš tai sakėme, į mamos ir tėčio vaidmenį auginant vaikus, bendraujant su jais, stipriai pasikeitęs, tačiau kai kurie tyrimai rodo, kad tikrai tėčiai vis dar mažiau linkę parodyti savo švelnius jausmus, tiek žodžiais, tiek veiksmais savo vaikams, ką ir prieš tai minėjau apie vyraujančius stereotipus mūsų visuomenėje apie vyrus. Tai svarbu suprasti, kad tas besąlygiškos meilės parodymas, kad nuolatinė šiluma, jinai gali būti išreiškiama ir per žodžius, per jautrius žodžius vaikui, paaugliui, ir jie tikrai yra be galo svarbus didžiai daliai vaikų ir jaunuolių, ir tiek tuomet, kai vaikas yra laimingas ir yra džiaugsminga akimirka, yra svarbu pasakyti, kad jį mylite, jį pagirti, pastebėti jo kažkokias gerąsias savybes, pasakyti komplimentą, tiek tuomet, kai vaikui sunku, kai jis yra krizėje ar kai jūs esate krizėje ir kartais svarbu ir pasakyti, jog nesvarbu, kad dabar konfliktuojame, kad esame susipykę, bet aš vis tiek tave labai myliu ir man labai rūpi tavo nuomonė. Taip, ir priartėjom visai pabaigą, ar ne, prie paskutinio punkto, tai čia toks jau liepimas, ar ne, nustokite patarinėti ir tapkite aktyviais klausytojais. Iš tikrųjų, kai kalbam apie pokalbį, ar ne, nes tikrai didelė dalis ryšio formuojasi kalbantis jau su didesniais vaikais, tai pokalbis niekada nebus stiprus, jeigu bus pastatytas ant kažkokių netvirtų pagrindų. O kas yra tvirti pagrindai, tai mūsų aiškios ir tinkamos nuostatos, kai einam į pokalbį su vaiku. Ir kokios tos nuostatos kartais būna. Pirmiausia, tai apie tą dėmesingumą mes čia jau ne pirmą ir ne antrą kartą kartojam, ar ne, dėmesingas buvimas su vaiku. Jeigu mes pasikartojant, tai pasakysiu, ar ne, ateinam ir tuo pačiu ir atrašinėjom žinutę ir dirbam ir dar kažką darom, ar ne, ir tuo pačiu reikšmingai kabutėse klausomės vaiko, tai tikrai kažkas nukentės. Ir tikėtina, kad nukentės būtent pokalbis, nes jam reikia pokalbiui, efektyviam pokalbiui reikia tikrai viso mūsų dėmesio ir laiko. Kitas dalykas, kita nuostata, kad labai svarbu būti atviriems. Ką reiškia atviriems? Ne tai, kad viską pliurpti apie save, pasakoti ar ne, bet
reiškia būti atviriems ir tikėti vaiku. Tikėti jo pasauliu, nes tikrai vaikų pasaulis yra kitoks, jų supratimas yra kitoks, jiems svarbus visai kiti dalykai negu mums, ar ne? Jeigu mes nebūsim atviri jų patirčiai, netikėsim, to mes prasilenksim, mes nesusikalbėsim. Ir su tuo susijusi dar viena nuostata, ar ne, eksperto buvimas. Aš žinau, ojei, mano gyvenimo patirtis tai tikrai rodo, kad kai susipyksti su draugais, tai po 2 dienų susitaikai. Arba jeigu išsiskyriau su vaikinu, taigi yra tų vaikinų ar merginų, ar ne. Ir aš tikrai žinau ir tikėtina, kad mes žinom geriau, ar ne. Ir galbūt tam tikri patarimai ar nesuveiktų, bet jeigu mes įjungiam tą savo eksperto poziciją, yra lygiai nulis garantijų, kad mūsų tie patarimai suveiks vienas dalykas. Ir jeigu jie nesuveiks, ką tada galvosi, ne, mūsų vaikas nepadėjo, tai gal ir neverta daugiau kreiptis. Kitas dalykas, nors tai neturi nieko kažkokio neigiamo, ar ne, mūsų koks mūsų siekis? Padėti vaikui, žinoma. Bet kuomet ateina vaikas su kažkokia problema, skauduliais, tai pirmiausia, ko norisi, tai priėmimo, supratimo, o ne kažkokio iš karto, ačiū, gerai, išgirdau ir aš dabar tau pasakysiu, kaip reikia daryti. Tai skamba truputį nuvertinančiai ir vietoj to tikrai verčiau būtų, kad, žinai, jo, girdžiu, kaip kas tau nutiko, kas vyksta ir žinai, noriu, kad žinotum, kad aš esu šalia. Ir esu šalia, jeigu tau tik reikės, jeigu tu norėsi, tikrai esu pasiruošęs padėti, būti ir jeigu tik kokios mano pagalbos nori, aš čia su tavimi. Ir galiausiai vietoj to, ar ne, vietoj kažkokio kontroliavimo, vietoj nurodinėjimo, patarimų, klausti atvirais klausimais, kas vyksta, kaip vyksta, papasakok man plačiau ir tiesiog kartais klausytis užtenka. Jau Rugilė minėjo apie įvairias frazes, ar ne, neverk, neliūdėk, gana, užtenka, viskas bus gerai, tu čia nesinervuok ir panašiai. Taip, tai irgi nieko nėra savaime blogo, bet tai kartais nuvertina ir tikrai dažnai vaikai ir patys galit per save perleisti, jeigu su kuo nors dalinatės ir iš karto jums sako, baik, tu čia nieko tokio, nesinervuok. Tai ką iš esmės sako, ar ne, nejaus to, ką tu jauti, bet kaip aš galiu nejausti, jeigu man dabar liūdna. Tai vietoj to sakau, geriau, nors sunkiau, bet išbūkime jo, aš būsiu su tam, girdžiu, kad tau liūdna, kad tau pikta ir žinai, ir aš suprantu tave, nes tokia tikrai neteisinga, nemaloni situacija ir panašiai. Pabaigai apibendrinant norisi tiesiog pasakyti, žinau, tokį sakinį, kad vis tik kalbėkite ne vaikui, o kalbėkite su vaiku. Nežinau, ką dar po tokios frazės reikia sakyti. Tai čia iš tiesų buvo viena iš paskutinių tų mūsų rekomendacijų ir dabar, kas žiūrite skaidres, tai čia yra dar keletą knygų, viena Instagram paskyra, kurią irgi ruošianti šitam užsiėmimui suradome, jinai vadinasi Su tėčiu, nors ją rašo moteris psichologė, bet jos idėja apie tai, kad tėčiai neretai lieka pamiršti, kalbant apie vaikus arba apskritai lieka pamirštami, tai tikrai labai šaunių įžvalgų yra, tai kviečiu užsukti. Ir dar keletas knygų, galbūt jos nėra tiesiogiai susiję su santykiu su vaikais, bet irgi ruošiantis šitai temai mums buvo tokie atskaitos taškai. Tai viena iš jų 5 vaikų meilės kalbos. Tai tikrai apie tai, kaip perteikti savo dėmesį, savo meilę vaikui skirtingais būdais, prieraišumo galia, apie tą prieraišumo stilius, apie savo prieraišumo stilių, galite gal geriau atrasti, pažinti, apie tai pastebėti, jeigu jūsų vaikai vyresni, koks jų jau pasireiškia. Tada dar viena knyga yra, kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad jie kalbėtų. Tai čia puikia knyga apie tą kokybišką pokalbį ir joje gausybė tokių teisingų gal nuostatų, su kuriamis turėtume ateiti į santykį su vaiku, tai ten daug konkrečių tokių pavyzdžių. Ir paskutinioji knyga, kurią irgi jau šiandien keletą kartų minėjom, tai aš turiu ir čia, jinai gal yra, vadinasi Ryšys su savimi ir vaiku, tai yra Eglė Luknaitė Vaičiurgienė. Šita knyga gal daugiau orientuota į mamas, jinai parašyta mamos, bet daug
taiklių, įdomių įžvalgų, kuriom gali turbūt pasinaudoti bet kas, net ir močiutė ar senelis, tėtis ir panašiai. Tai irgi linkėčiau ją praskleisti ir paskaityti. Tai va, tai štai keletas rekomendacijų ir su jomis gal turbūt norisi čia šiandien ir padėti tą tašką. Tas mūsų toks pusiau retorinis klausimas, tėčio ir vaiko ryšys, būtinybė ar galimybė, tai tikiu, kad tą klausimą savo kiekvienas atsakėte ir kiekvienas pajautėte, čia būtinybė, galimybė, pasirinkimas, noras ir ką su tuo daryti. Ir tikiuosi bent, keletą tokių sėklyčių, ką čia naujo galima į tą santykį pasodinti, užauginti, atradote mūsų beklausant, kad galėjome jas paskleisti. Tai turbūt dabar laikas klausimams. Taip, tai ačiū už visą pristatymą ir mes šiuo metu turime vieną klausimą, kurį aš dabar įgarsinsiu. Tai klausimas skamba taip. Degu noru skaityti knygas sūnui, kuriam dar tik 3 mėnesiai. Knygos skirtos tokio amžiaus vaikams yra iki 10 sakinių. Ir klausimas yra toks, ar tiek teksto yra dėl to, kad vaikas tokio amžiaus tokį laiko tarpą sugeba koncentruotis, ar yra ir kitokių priežasčių? Rugilė, nori tu? Gal tu buvai pasiryžusi atsakyti? Gerai, iš tikrųjų, tai nežinau, aš nežinau atsakymo, kodėl taip yra, ar ne? Tikrai naujagimiai, kūdikiai, jie labai trumpai koncentruoja savo dėmesį, bet man atrodo, kad šitas noras yra toks nuostabus, toks puikus, nelaukti, kol vaikui sueis 8, 12 ar 3 metai, ar ne? Skaitykit nuo pat pradžių. Nesvarbu, ką jūs skaitysit, ar ne, vaikas 3 mėnesių, jis tikrai dar ir jam ten ir akyse dar sunkiai fokusuojasi. Tai taip, jis gal trumpai išlaikys dėmesį ir jis tikrai nesupras, ką jūs skaitot. Jūs galite paimti, ar ne, laikraštį ir sakyti, rytoj Kaune bus 5 laipsniai. Ir vaikui bus žiauriai įdomu, nes jis reaguos į jūsų kūno kalbą, jūsų intonaciją, į tai, kaip ar ne, kaip jūs jį galbūt pralinksminat, kaip jūs jam parodote savo švelnumą, meilę, o ne būtent tą tekstą, ar ne, kiek jo ten bus, ar 5 ar 10 sakinių, bet jūs galit pradėti nuo įvairių knygučių ir tokių, ir skaityti įvairias žodžius, skaitykit. Ačiū. Aš gal dar iš lingvistinės pusės pridėsiu, kad vaikai, kada mokosi kalbos, žodžių, tai jiems yra, kaip jūs ir minėjote, svarbiausia ritmas. Mes mokomės pagal ritmą. Ilgesnis, trumpesnis, paskiau tik visos sąsajos smegenyse atsiranda. Tai va dėl to irgi tas skaitimas yra labai svarbus ir kaip mes skaitome. Puiku, iš tiesų, žinokit, klausimai tai byra į tą mūsų pokalbių dėžutę. Tai galim keliauti prie kitų. Kitas klausimas. Kaip elgtis su vaiku, kuris greitai supyksta ir isterikuoja, kai negauna, ko nori? Galvoju gerai, kad neatsakinėjau klausimą apie skaitimą, nes tikrai tai būčiau emocingai nepaskaičius orų. Bet kitas klausimas nelengvesnis. Ką daryti su vaiku, kai jis greitai supyksta, kai kažko negauna? Labai daug klausimų kyla išgirdus šitą klausimą ir ar čia tendencija, kaip tie supykimai, ar jie ilgi, ar jie kartojasi, kaip yra reaguojama į tuos supykimus ir panašiai. Tai, pyktis emocija, kuri atsiranda iš nujaučiamos neteisybės. Tai ar vaikas jaučia neteisybę, gal jam pykčio priepuoliai kyla dėl to, kad jis nežino kitų būdų, ką daryti su pykčiu, o gal tikrai jau jie yra per intensyvūs, kad ne jo galiui vienam pačiam išspręsti šitą situaciją ir būtų reikalinga kreiptis į psichologą ir jums gal patiems būtų naudinga pasitarti ir pakeisti, pavyzdžiui, reagavimo būdus. Tai suprantu, kad gal į klausimą ir neatsakiau iki galo, bet rekomendacija būtų turbūt pasikonsultuoti, tikrai išskleidus tą situaciją. Gal dar Austienė bent kažką nori pridėti. Gal į pykčio priepuolius koks padeda reagavimas, kad patarimas, kurį gal drąsiai galima sakyti be situacijos, kad stengtis išlikti ramiems, apsaugoti vaiką ir išlikti ramiems
Ir pykčio priepuoliai, gal gera tokia aliuzija yra apie žemės drebėjimą ir griuvėsius, kurią man irgi yra tekę girdėti, kad vaikas pykčio priepuolio metu tarsi yra įstrigęs po griuvėsiais ir jis negali nieko jau padaryti tą minutę. Jam informacija, ką jūs aiškinate, ką sakote, yra neprieinama, jis tik girdi jūsų balsą iš kažkur toli po tais griuvėsiais. Tai labai svarbu, kad tas balsas būtų raminantis ir palaukti, kol praeis pykčio priepuolis, palaukti, kol tie griuvėsiai bus nukasti ir tada jau ieškoti sprendimų. Tai čia gal toks universalus pasiūlymas, bet iš tikrųjų vertinga pasikreipti ir pasikonsultuoti išskleidus tą situaciją. Galime keliauti prie kito klausimo tuomet. Vėlgi, labai toks platus turbūt klausimas, ryšio gerinimas tarp 9-mečio sūnaus ir tėčio. Tai gal kažkokių minčių? Vaikas ar ne, jau ne visai mažametis, bet dar mokyklinukas. Ir čia iš tikrųjų man norisi pirmiausia tai pasidžiaugti, kad norit gerinti tą ryšį, ne? Ir turbūt gal siūlyčiau dar kartą, ne, taip tiesiog įsiklausyti, dar kartą gal perklausyti tos patarimus, ką mes sakėme, ne? Ir klausti pirmiausia, o ką aš šiandien galiu padaryti? Galim ir vaiko neklausti, paimkite tos 9 patarimus, pergalvokit, ar ne, ką jūs galite daryti, ką mes sakėm. Bet tuo pačiu tokiam santykiui, čia šitas klausimas man atrodo svarbus bet kokiam santykiui, tiek partnerystėje, ar ne, su antra pusė, tiek su vaiku, kad ir vaikai tikrai sugalvoja puikių atsakymų, ar ne? Žinai, o ką aš galiu padaryti šiandien, kad tau ir man būtų geriau, kad mūsų santykis stiprėtų. Ir vaikai labai gali daug ką prisiūlyti, žinai, jie tiesiai šviesiai pasakys, žinai, tėti, prisės pažaisk su manimi, žinai, tėti nebešauk ant manęs, tėti tą, Tai taip labai, labai platus, ar ne, ir tikrai tokio vieno recepto, kažkokios panacėjos tikrai nėra, ne? Bet va tie punktai ir tas klausimas vaiko, ar ne, o kaip tu manai, ką aš galiu padaryti, kad būtų geriau. Rugilė, gal pridėsi? Labai sutinku, turbūt nepridėsiu ir irgi toks pasimatavimas, o ką iš to, ką girdėjau, darau, o ką galiu atrasti naujo ir išbandyti ir pasitelkti vaikų kūrybiškumą. Ačiū. Ir paskutinis, kuris yra įkritęs klausimas. Kaip atskirti, kada vaikui reikia ryšio, palaikymo, o kada jam tikrai širdelę skauda, o kada tai yra manipuliacija? Aš galiu pradėti, pabandyti atsakyti tą klausimą, paskui gal Austėja norės kažką papildyti, bet mano kaip gal specialistės nuostata, gal ir asmeninė nuostata yra, kad vaikai nemanipuliuoja, gal taip sakykim, kad sakyti, kad vaikas manipuliuoja, tikrai tada jau kalbam apie vyresnius vaikus, kai jie turi tam gebėjimą, arba ta manipuliacija tikrai tada nėra ta manipuliacija, kurią mes kalbam tarp suaugusių žmonių, kai yra stengiamasi pakenkti. Labai mažai yra tekę matyti vaikų, kurie savo elgesiu stengiasi pakenkti tėvams, pavyzdžiui, manipuliavo ir stengiasi pakenkti tėvams. Tai jeigu žvelgiant iš tos atskaitos taško, tai aš sakyčiau, kad vaikams ryšio ir palaikymo reikia visada, net ir sunkiose situacijose, net kai ir blogiausiai ir rimčiausiai esat susipykę, net kai atrodo, kad vaikas kažką padarė, kad jums, nežinau, atkeršytų ar panašiai, tai ryšio ir palaikymo tikrai yra jis visada naudingas, nes tuo atveju galėsit kažką padaryti, jeigu kalbėsit, jeigu susikalbėsit, jeigu eisit į kontaktą, o jeigu atsitrauksit ir galvosit, kad čia vaikas man kenkia, manim manipuliuoja ir panašiai, bus labai sunku priimti atsakomybę, kad nesuaugusio žmogaus yra atsakomybė atkurti ryšį, susitaikyti, išspręsti konfliktą ir panašiai. Tikrai yra sunku išbūti tokias situacijas, kai jaučiamės įžeisti, nuskriausti ar panašiai, bet įmanoma. Tai nežinau, gal dar Austėja kažką pridės, gal ne tokią griežtą nuostatą. Man tai kažkaip, kai šitą klausimą išgirdau, galvoju, taip asocijuojasi su tokio vaiko veiksmu, ar ne, kaip pavyzdžiui,
kažko negavau ir verkiu, ir paleidžia visą balsą, krenta ant žemės ir tarsi va čia tokia galėtų būti kaip pavyzdys, ne, manipuliacijos. Ar tai man tada reikia eiti į raminti? Mano nuostata tai yra tokia, kad jeigu vaikas užsigavo, jeigu jam skauda, vienareikšmiškai iš karto reaguoju, iš karto einu prie vaiko, jeigu jis verkia. Jeigu aš matau, ar ne, kad tokiu būdu, nes vaikas tikrai gali išmokti greitai, tai nebus manipuliacija, jis tiesiog išmoks, kad žiūrėkit, taip veikia. Noriu saldainio, negavau, pradėjau verkti, gavau saldainį, ar ne? Tai čia išmokau tokio elgesio. Tai tokiu atveju, ar ne, jeigu mes matom, ar ne, tai aš tai tikrai einu į tokį kontaktą, kad aš girdžiu, kad tu verki, aš matau, kad tu verki, bet žinai, ir suprantu, kad tu nori to saldainio, bet tai, kad tu verksi, nieko nepakeis. Žinai, aš, to saldainio vis tiek, nebus, negausi. Tai, šį kartą taip, mes susitarėm, kad, tarkim, vienas saldainis ir nedaugiau, vėlgi primenam ribas, susitarimus. Tai čia gal man tokį per pavyzdį, bet jo, aš pritariu Rugilei, kad tokio, kad manipuliacija iš tos tokios neigiamos pusės, tai vaikai to negeba daryti. Na, aš matau, yra dar vienas klausimas, bet turiu reabilituoti save dar apie tą manipuliaciją, kad kartais irgi tėvai naudoja, kad vaikai manipuliuoja tam, kad gautų dėmesio. Ką ir Austėja šiek tiek sakė, tai vaikai nori dėmesio ir tam mes sakom, jie manipuliuoja, neduokim dėmesio. Žodžiu, tai dėmesys yra pamatinis poreikis, tai jeigu vaikas nori valgyti, duodam valgyti. Jeigu vaikas nori dėmesio, būtų gerai duoti dėmesį, bet gal tada ne tuo būdu ir ne toj vietoj, kai ištinka krizė ir, sakykime, tikrai ten klykia ir prašo dėmesio, svarbu paaiškinti, kad dėmesį galima gauti ir neklikiant to kitų būdų. Tai apie tai dar viskas, einam į kitą klausimą. Jo, aš irgi čia dar norėčiau pakalbėti, bet turbūt eikim prie to paskutinio klausimo. Kaip pagerinti ryšį su vaikais, kai, kaip suprantu, sutuoktiniai yra išsiskyrę, mama ir tėtis gyvena atskirai? Aš gal pradžiai pasakysiu, kad man atrodo, kad taip, tai yra apsunkinta situacija, ar ne? Nes kai esam komandoje kažkokiai ryšyje dar su sutuoktiniu, galim ir pasitarti, ir perimti, ar ne, kai trūksta kažkokios kantrybės, resursų vidinių ir panašiai. Bet nepaisant to, jeigu ir esate išsiskyrę, lygiai tais pačiais būdais. Lygiai tais pačiais būdais, ką mes jau ir kalbėjom, ar ne, kad čia nėra kažko stebuklingo, jūsų santykis su vaiku vis užtikrinant, ar ne, kad, žinai, nesvarbu, kad mes esam išsiskyrę, bet aš lygiai taip pat tave myliu. Myliu, kaip mylėjau anksčiau ir noriu ryšio su tavim ir man svarbus tas santykis mūsų. Ir tada tie būdai, ką mes jau ir aptarėm. Rugilė, gal tu dar minčių? Ne, manau, čia iš tiek trumpai, ką galim pasakyti, tai tikrai kiekviena situacija labai individuali, gal praskleidus ją galima būtų ir tiksliau. Na, tai turbūt tikrai galiu visų vardų nuoširdžiai padėkoti už webinarą, už visą suteiktą informaciją, pasidalintus patarimus ir už atsakytus klausimus. Ačiū visiems prisijungusiems ir linkiu gražaus tolimesnio vakaro. Ačiū Jums. Ačiū labai. Ir veidus, kaip smagu pamatyti pabaigoje. Malonu buvo, ačiū labai Jums už patarimus. Ačiū.